Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs: aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė: argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas neteis pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta: ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjome Viešpaties žodį. Šio sekmadienio pirmajame skaitinyje sutinkame Eliją. Jis dykumoje. Ir tai ne tik tai fizinė vieta. Elijas savo gyvenimo, savo širdies dykumoje, visiškame nusivylime, norintis mirti. Jam siunčiamas angelas, kuris dusyk jį pamaitina. Ir tai ne tik tai, kad atstatytų fizinį nusilpimą. Po šio susitikimo su Dievo pasiuntiniu, Elijas visapusiškai pakyla, tiek savo kūnu, tiek savo dvasia. Jis toliau tęsia savąją misiją. Jėzui kalbant apie save kaip duoną nužengusią iš dangaus, žydai ima murmėti. Pamenate, panaši situacija susiklostė Mozei išvedus tautą iš Egipto nelaisvės. Žydai murma prieš Mozę ir Araoną: jūs išvedėte mus į šią dykumą visą bendriją badu numarinti. Tada Dievas pažada Mozei: tikėk manimi, aš lysiu jiems duoną iš dangaus. Murmėjimas Biblijoje reiškia nepasitikėjimą, Dievo provokavimą, Dievo gundymą. Žydai nepatiki Jėzaus žodžiais, nepriima jo tokio, koks jis jiems prisistato. Jie mato tik išorę. Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Taip, jie Jėzaus tėvus pažįsta, bet nepažįsta pačio Jėzaus. Iš jo žodžių, o ypatingai iš jo padarytų darbų. Kiekvienas iš mūsų siekiame gyvenimo prasmės ir pilnutinės laimės. Išbandome pačius skirtingiausius kelius ir dažnai jaučiame, kad tai nėra tai, ko giluminiai ieškome. Kažkaip nuslystame paviršiumi. O Jėzus kaip ir visada mus veda į gelmę. Ne tik fizinio alkio numalšinimas ir kitokių mūsų poreikių patenkinimas gali pasotinti mūsų širdis. Valgiusieji ir valgantys duoną miršta, sako Jėzus. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Tai pilnai išsipildo Dievo pažadas kitados duotas dykumoje Mozei: aš lysiu jiems duoną iš dangaus. Pasauliui dovanojamas pats Dievo sūnus, kuris vienintelis gali pilnutinai pasotinti žmogaus širdį. Tik visapusiškai priimdamas Jėzų kaip asmenį, kaip bičiulį, kaip kelią, tiesą ir gyvenimą, gali skonėtis gyvenimo prasme. Turbūt kai kam ir keistai skamba valgyti Dievo kūną, sotintis Dievu.
Tačiau Jėzus pasiruošęs išsidalinti. Jėzus pasiruošęs būti padalintas mums, kad mes būtume sotūs Dievu. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kaip sako šiandieną Jėzus, niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Tikėjimas, Dievo paieškos ne mūsų nuopelnas, ne mūsų įdirbis, ne mūsų pasiekimas. Visų pirmiausia, tai mūsų Viešpaties iniciatyva, jo pakvietimas ir jo dovana. Nuolat dėkokime Dievui už tai ir melskime malonės, kad kuo pilniau atpažintume Jėzaus ir jo bendrystę, kuri tik pilnutinai gali pasotinti mūsų širdis, mūsų gyvenimus. Amen. Taip tebūnie.